tokia buvo netradicinės sudėties orkestras, tai ir buvo sumanyta rengti instrumentinius tokius pasirodymus, instrumentinius vokalinius. Na ir Jūratė Skorupskienė, jos jau čia iniciatyvą sugalvojo tokį padaryti renginį ne tik tai Pakruojo miesto, bet ir jau visos apskrities, o jeigu šiandien yra iš Marijampolės, tai jau ir respublikinis renginys. Kodėl Žalia nata? Todėl, kad iš pradžių buvo pirmoji, man atrodo, jeigu gerai prisimenu, pirmasis tas festivalis buvo sutapatintas su Žemės diena. Tai todėl ir kilo tas toks pavadinimas. Labą dieną! Sveikiname visus jau 4. kartą susirinkusis instrumentinio vokalinio muzikavimo festivalį konkursą Žalia nata 2015. Šiemet mūsų festivalyje dalyvauja Radviliškio, Marijampolės ir Pakruojo rajono muzikantai. Į šventę paklausyti muzikuojančių moksleivių atvyko Pakruojo rajono merė Asta Jasiūnienė. Norime pristatyti vertinimo komisiją, kurie išrinks geriausiai pasirodžiusius kolektyvus, įvertins mūsų darbų rezultatus. Komisijos pirmininkas Vaidotas Juozas Lygutas, Šiaulių universiteto docentas, kompozitorius. Dainius Danilaitis, Šiaulių pirmosios muzikos mokyklos mokytojas, kompozitorius. Vitolis Žukas, Joniškio Algimanto Raudonykio meno mokyklos direktorius. Rūta Pocevičienė, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė. Ingrida Tomienė, Pakruojo vaikų muzikos mokyklos mokytoja. Gintaras Skorupskis, Rozalimo vidurinės mokyklos direktorius. Jie laukia ir tyko baltiškis balys.
Atleiskim šviesą į namus, atleiskim priešams, o draugus pakvieskim, melai džiaugiasi kartu jie. Kiekvienas savyje stiprus, kiekvienas stovi už visus ir žemėj bundant skamba Halleluja, 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 Jei vakar dar toli buvau ir savo laimės neradau, tai šiandien su tavim liečiu kartu ją. Mylėti lemta man ir tau, ir skamba žodžiai iš dangaus, o mes visi kartojam Halleluja,
Klausei manęs, kiek kelių aš žinau, ar daugel kadais keliavau. Klausei manęs, kiek žmonių sutikau, ar daug draugų suradau. Tu vėjo paklausk, gal vėjas atsakys, tik jis mano draugė atsakys. Tu vėjo paklausk, tau vėjas atsakys, tik jis mano draugė atsakys. Tavo skausmo niekada aš nepamiršiu, bet žinau, kaip greitai medžiai vėl žydės. Kada nors pati į medį aš pavirsiu, balandžia, kai mane namo pakvies. Vien tik yra prasmė naujai, nepakeis jos niekas niekada. Jei vienai tu viską paaukoji, tai tavo pradžia ir tavo pabaiga. Vien tik ji yra prasmė tikroji, nepakeis jos niekas niekada. Jei vienai tu viską paaukoji, ir tavo pradžia ir tavo pabaiga.
žalia nata. O gal jinai prinoks ir taps? Negali jinai prinokti, nes jeigu jinai nebus žalia, argi jinai nebebus tokia skani. Paimti visiems.